Šiame filme pateiksime 1993 metų Pakaunės įvykių versiją. Išgirsite šokiruojančius šių įvykių dalyvių liudijimus. Oficialusis Vilnius nenori girdėti šių savanorių liudijimų. Jis turi savo įvykių versiją. Žiūrėkite, vertinkite. Kur slypi tiesa, nuspręsite tik jūs patys. Kaip atsitiko, kad savanoriai patriotai kūrė nepriklausomą Lietuvą, tapo nereikalingai savo valstybei. 1993 metais jie net negalėjo pagalvoti, kad vos po keletos metų dauguma jų atsidurs už įstatymo ribų, o kai kuriuos jų bus pradėta medžioti kaip laukinius žvėris. Provokacinis šmeižtas, kad jau iš šitą, kokios jau yra schemos, reiškia surašyta, ten tu supranti, jisgi jokių įrodymų niekada nieko jokio nepateikė. Nei prokuratūrai, nei dirbdama saugume ir visa kita. Reiškia, netgi dalį savanorių apšmeižė netgi prezidento Brazauskui, kad ten buvo 9 metų. Nuo ko prasidėjo vadinamasis savanorių maištas? Būtent taip vėliau buvo pavadintas ginkluotų savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinės vyrų pasitraukimas į Pakaunės miškus. Ar tikrai tai buvo maištas? O gal savo šalies patriotai ir negalėjo pasielgti kitaip? Taigi, nuo ko viskas prasidėjo? 1993 metų gegužės 29 dieną SKAT Kauno apskrities teritorinės gynybos rinktinės vadas majoras Virginijus Vitalijus Vilkelis pasirašė įsakymą numeris 143. Įsakymas pavadintas dėl automatinių ginklų iš 213-osios kuopos išėmimo ir apginklavimo ateityje. Įsakymo vykdymo kontrolė pavesta SKAT Kauno rinktinės štabo viršininkui vyresniajam leitenantui Jurui Abromavičiui. Savanoriai šį abejotiną įsakymą įvertino kaip provokaciją. Dauguma jų ir šiandien laikosi tos pačios nuomonės. Prisiminkime, juk 1993 gegužę, kai buvo pasirašytas šis nelemtas įsakymas, Lietuvoje vis dar šeimininkavo ta pati sovietinė armija, tik ji jau buvo pavadinta Rusijos kariuomenė. Paskutinis Rusijos karinis ešelonas Lietuvos ir Baltarusijos sieną ties Kena kirto 1993 metų rugpjūčio 31-ąją 23 valandą 40 minučių. Tai yra, praslinkus 3 mėnesiams nuo tos dienos, kai buvo pasistengta pradėti vienintelių realių tuometinės Lietuvos ginkluotojų pajėgų savanorių nuginklavimo procesą. Pastangos nuginkluoti Kauno rinktinės savanorius tebuvo tik tai pirmas žingsnis. Jeigu jis būtų pavykęs, po kurio laiko tokiu pat būdu būtų nuginkluoti ir visos Lietuvos savanoriai. Mūsų kalbinti šių įvykių liudytojai mano būtent taip. Ar tokiu būdu neutralizavus Lietuvos ginkluotasias pajėgas, Rusijos kariuomenė tikrai taip greitai būtų palikusi Lietuvą? O gal ji būtų čia užsibuvusi dar keletą metų? Kaipgi, jeigu ne provokacija, reikėtų vadinti tokį tuomet dar niekam nežinomo Kauno apskrities teritorinės gynybos rinktinės vado majoro Virginijaus Vitalijaus Vilkelio žingsnį? Vargu, ar toks žingsnis galėjo būti žengtas neturint labai rimtų politinių jėgų palaikymo.
Kodėl netrukus po šios provokacijos majoras Vilkelis perkeliamas į 2 departamentą ir tampa faktiniu Lietuvos karinės kontržvalgybos vadovu? Kodėl provokacinio įsakymo vykdytoju pasirenkamas būtent Juras Abromavičius? Ir kodėl šis uolus vykdytojas vėliau nužudomas? Greičiausiai todėl, kad per daug žinojo, bet ar tuomet pavojus negrėsė ir jau pulkininku tapusiam? Jeigu aš jums pasakysiu, reiškia, kas darėsi mūsų rinktinės štabe, reiškia, piktnaudžiauja šitais visais dalykais, perkant, reiškia, iš Rusijos kariuomenės chlamą tokį. Aš pats mačiau, maišais buvo atvežta pinigai. Nieko neliko. Jokių dokumentų. Viskas buvo po miško įvykių sunaikėta. Vat jo žmonės. Štai kas buvo. Ir visas šitas buvo išgrobstyta. Nieko neliko. Nieko. Jokio dokumento. Masinis girtuokliavimas. Prostitutės iš štabo vedžio. Tikimės, kad pažiūrėję šį filmą jūs rasite atsakymus ne tik į šiuos, bet ir į daugelį kitų klausimų susijusių su vadinamuoju savanorių maištu. Kada jisai buvo atleistas iš tarnybos, reiškia, pradėjo masiškai mus nuodyti. O tai vienam, tai kitam, supranti, tai galvos skausmai, pykinimas, širdies, reiškia, toks intensyvus plakimas, silpnumas ir taip toliau. Man, Stašaičiui, Kajackienei, Dusevičiui, Kandar. Nejaugi iš tikrųjų čia Kauno savanoriai buvo nuodijami kažkokiais cheminiais preparatais. Nors tuo sunku patikėti, tačiau jeigu savanorius galima žudyti ir po to aiškinti, kad tiesiog įvyko nelaimingas atsitikimas, kodėl tuomet jų nepabandžius išnuodyti? Ir paskui, kada Abromavičius buvo susprogdintas, reiškia, jo kompiuterį buvo, reiškia, atrasti vaistų receptai. Taip tada mes supratom, kad mes buvom nuodijami. O itin keistom aplinkybėm mirusių savanorių tikrai yra ne vienas ir ne du. Štai kad ir savanorio Rolando Banionio istorija. Kaip teigiama oficialiuose išvadose, jis 1992 nusišovė savo namuose. Bet įtarimai, jog jam kažkas padėjo atsisveikinti su šiuo pasauliu, neišsklaidyti iki šiol. Neoficiali versija tokia. Banionis aiškinosi, kokiomis sąlygomis mūsų kariuomeniai iš Rusijos perkami ginklai. Ne tik automatiniai ginklai, pistoletai, bet ir laivai, šarvuočiai. Buvę Banionio bendražygiai įsitikinę, jog šių sandorių dėka kai kurie tuometinės Lietuvos krašto apsaugos ministerijos pareigūnai į kišenes susižerė gražaus pinigėlio. Matyt, Banionis sužinojęs, kas iš aukštų pareigūnų tokiu būdu pasakiškai praturtėjo, tapo per daug pavojingas. Įtartina ir savanorio Remigijaus Kuršo mirtis. Šį savanorį policija sulaikė už neva nelegalių ginklų laikymą. Pasodino į Kauno tardymo izoliatorių, iš kurio, pasirodo, buvo labai lengva pabėgti. Savanoris sėkmingai paspruko ir apsigyveno pas draugą. Kai jo bičiulis išvažiavo į Šiaulius gydytis dantų, dėl neaiškių priežasčių Kuršas iškrito iš 5-ojo aukšto ir, žinoma, užsimušė. Buvę Kuršo bendražygiai mano, kad duodamas parodymus policijai, šis vyras prasitarė žinas kompromituojančių faktų. Nemažiau keista savanorio Kornelijaus Rudausko mirtis. Išplaukė su 2 kolegom žvejoti į Kauno marias ir paskendo. Įdomiausia, kad žvejoti išplaukęs Rudauskas dėvėjo kostiumą,
Kasgi ruoždamasis į žvejybą velkasi šliūbinę eilutę. Ypač mįslinga gandais apaugusi pulkininko Gedimino Puloko mirtis. Pulokas, laikinai eidamas krašto apsaugos ministro pareigas, neva pasirašė dar vieną įsakymą dėl ginklų koncentravimo. Įsakymas be kita ko paskelbtas tą dieną, kai 6 savanoriai jau buvo pasitraukę į mišką, dar labiau pakurstė jau įsižiebusias aistras. Tik kažkodėl šio įsakymo niekas nėra matęs. Bent jau taip teigia mūsų kalbinti Pakaunės įvykių dalyviai. Tai reiškia, kad savanorių ginklai buvo paimami vadovaujantis kažkokiu įsakymu iš Vilniaus, kurio iš tikrųjų gal ir nebuvo. Gediminas Pulokas, pulkininkas Gediminas Pulokas, civilinės saugos departamento direktorius, kuris buvo tuo metu, miško įvykiais, visi žinojo ir Butkevičius, ir Gečas, kad miško įvykiai jau yra. Jau tada 6 žmonės buvo miške. Bet vienas išvyksta į Turkiją, Butkevičius, Gečas į Jungtinės Amerikos valstijas, įskrenda ir pulkininkas Pulokas paliekamas, ministro pareigas vykdyti. Ir tuo metu būktaitė tas įsakymas Abramavičius vadovaujasi tuo, kad Pulokas jam davė šitą įsakymą, paskambino ir liepė surinkti visus ginklus. Abramavičius apeidamas ir kas štabą, ir kariuomenės vadovybę puolėsi, vykdyti jį, parašė neva savo įsakymą. Tai taip gimė tas įsakymas. 14 dieną tas. Oficialiais duomenimis sunkiai prognozuojamas pasekmes iššaukęs įsakymas paskelbtas būtent tuo metu, kai Lietuvoje nebuvo nei tuometinio krašto apsaugos ministro Audriaus Butkevičiaus, nei SKAT štabo viršininko Jono Gečo. Nors savanoris pulkininkas Adamonis mano kitaip. Negaliu įrodyti, bet yra tokie duomenys, kad jie sėdėjo, Dzūkijos miškų pirtelėje ir laukė, kada čia vyks perversmas. Ir man teko sužinoti, kad vienu iš ministrų buvo numatytas Gečas, vidaus reikalų. Prabėgus vos 2 savaitėms nuo įsakymo paskelbimo, pulkininkas Pulokas staiga miršta. Oficiali diagnozė – kraujo vėžys. Tačiau dar visai neseniai jis tikrinosi sveikatą Kauno karo ligoninėje ir medikai konstatavo, karininkas yra visiškai sveikas ir puikios fizinės formos. Jis staiga mirė, O staiga jis mirė, buvo geros fizinės formos, ką tik buvo išlaikęs fizinį normatyvą, pažymiu labai gerai, jau savo amžiuje apie 43-4 metų jis buvo, fiziškai aktyvus, stiprus ir per 2 savaitės kraujo vėžys. Apie kraujo vėžį turbūt nereikia pasakoti, Litvinenkos pavyzdys paprastas. Reiškia, kaip kraujo vėžys yra sukeliamas. Buvęs Kauno rinktinės savanoris Stašaitis tvirtina, jog ir su juo norėta susidoroti. Po 2 savaičių gydymo staigiai susiorganizavau, Jungtinės Amerikos valstijas gydytis. Nepasitikėjau čia Lietuvos, ir iškart nuvykau. Ten tiesiai šviesiai man, pasakė, kad 2 infarktai pergyventi, yra epikrizė, aš irgi turiu dokumentus visus, surašytas ir parašyta, ir tenais, Amerikoje man pasakė, kad manoma, kad specialiai buvo. Taigi, jis turės juodu ant balto surašytą JAV medikų išvadą. Infarktą greičiausiai sukėlė išorinės priežastys. Pasak Stašaičio, kai kurie Abramavičiaus aplinkos žmonės labai jau norėjo jį pašalinti iš Lietuvos ginkluotojų pajėgų. Vos tik pasklido gandas, kad sušlubavo Stašaičio sveikata, vienas karininkas kažkodėl kreipėsi net į tuometinį VSD vadovą Jurgį Jurgelį, pašnibždėdamas neva didelę paslaptį. Stašaitį derėtų išleisti į atsargą kaip netinkama profesiniai karo tarnybai dėl silpnos sveikatos. Pulkininkas Stanislovas Adamonis teigia, kad
1993 m. rugsėjo 23 dieną buvo pasikėsinta ir į jo gyvenimą. Kėsinimo į mane schema, kuris įvyko pasikėsinimas 93 rugsėjo 23 dieną. Čia Kaune? Kaune. Kipro Petrausko ir savanorių sankryžoj šūvis iš va šito pastato daugiaaukščio nebaigto statyti. Va čia va, reiškia. Jūs šovė? Į mane. Aš važiavau ne vienas, važiavo su manim mūsų štabo darbuotoja Kajeckienė, mokymo centro, vyr specialistė. O vardą prisimenu? Eleonora. Ir kaip iššovė ir truputį smulkiau ir nepataikė, sužeidė kaip... Nieko nepataikė, va į šitą medį kulka įstrigo. Reiškia, kodėl čia įvyko tas pasikėsinimas? 92 metais, tai yra 22 išėjus iš miško savanoriam, aš buvau, reiškia, karininkų ramovė prie 200 karininkų, Lietuvos karininkų, pareiškiau tiesiai šviesiai apie Abramavičiaus ir jo parankinių veiklą va šituose miško įvykiuose. Ką jūs pasakėte? Aš pasakiau, kad Abramavičius yra vykdytojas ir, reiškia, valstybės perversmą tuo metu įvykusio Pakaunės miškuose. Jisai savanoriam tie, kurie buvo miške. Ant rytojaus man iš ryto buvo pranešta, kad man yra paskelbtas mirties nuosprendis. O kas paskelbė? Aš dabar neprisimenu, kas man pasakė, neprisimenu. Tik tai tiek žinau, kad šitą išplatina gandas ar ne, reiškia štabo darbuotoja Liuberskienė. Vėliau pamatysi čia dokumentuose Abramavičiaus. Gal tuomet Adamonį norėta tik pagazdinti, tokiu būdu parodant, kas jo laukia, jeigu nenutils. Gal taip, o gal ir ne. Aišku viena, tiek Adamonis, tiek ir Stašaitis kažkam labai kliudė. Kamgi? Daug kas paaiškėjo jau po Abramavičiaus žūties, kai prokuratūroje nulaužus Abramavičiaus kompiuterio slaptažodį, prokurorams pavyko rasti kai kuriuos labai įdomius dokumentus. Liuberskienė dalė difrakciją, Japertas Katinas, Maskvytis. Pasirodo, Maskvytis buvo jo agentas, artileristas. Žimančius dabar tarnauja. Tai čia iš Abramavičiaus? Aš nežinau. Iš kur Iš Abramavičiaus kompiuterio po mirties, kada darė prokuratūra kratą, reiškia, išėmė iš jo, reiškia, nes Sudžienė nenorėjo atskleisti slaptažodžių. Nu tai žinot, visi slaptažodžiai yra nulaužę. Tai prokuratūra nulaužė slaptažodžius ir rado jo bendradarbių sąrašą. Jūs galite pamatyti jo, reiškia, tuose diskeliuose buvo tik pranešimai pasirašyti va šitom slaptyvardžiais. O čia jūs matot ir pavardės, reiškia, prie slaptyvardžių. Kas rašė jam tos pranešimus? Va, įdomi labai. Švilpa Petras jau senai miręs. Jisai štabe, netgi Vilniuje Viršuliškių gatvėje turėjo šleipą. Ir aš dabar galiu pasakyti, va, reiškia, Žimančius Vytautas, taksistas, kuo jis dirba civiliam gyvenime, dirba vairuotojo taksi. Šitas Bačėnas Vytautas, sargas, kapų sargas. Tai aš manau, kad netgi iš KGB archyvų netgi nepakeitė jų, supranti, šitų pseudonimų. Būtų tiesiog neįtikėtina, jeigu ne dar vienas pritrenkiantis faktas. Mums į rankas pakliuvo paskutiniojo Lietuvos SSR KGB pirmininko, generolo majoro Eduardo Eismunto 1990 m. sausio 4 dienos ataskaita Maskvai. Ataskaitoje rašoma, jog KGB turi 6377 slaptus pagalbininkus, kuriuos ateityje numatoma panaudoti saviems tikslams. Metais KGB generolas majoras
Viktoras Eismantas yra parašęs ataskaitą Maskvai apie nuveiktus darbus už 89 metus. Ten prognozuoja, kad bus aukščiausia taryba naujai išrinkta paskelbs nepriklausomybę ir taip toliau. Ir tarp kitko, aš Arūnui atidaviau šitą, reiškia, kad jis padaugintų, gal reikėtų visuomeniai, nes visuomenė praktiškai nežino apie šitą jo, reiškia, tą raportą. Kokia ardomoji veikla, kokie buvo puolimai prieš Sąjūdį, prieš mūsų, reiškia, bažnyčią, prieš užsienio mūsų lietuvių bendruomenės ir taip toliau. Reiškia, ir ten gale yra toks, reiškia, abzasas. Šiuo metu reiškia, KGB disponuoja Lietuvos 6377 agentais, aktyviais agentais, kurie pasiruošę pogrindžio sąlygom, atkūrus nepriklausomybę, dirbti. Štai ką mes ir turim. Reiškia, pirmiausia, šitą masę šitų bildukų, tai yra agentūra, buvo mesta į naujai besikūrenčias struktūras. Krašto apsauga, visos tos struktūros, kurios buvo naujai sukurtas, kurie Lietuva neturėjo. Be abejo, Rusija padarė viską, kad ši jos slaptųjų agentų armija būtų infiltruota į visas svarbiausias besikūrenčios nepriklausomos Lietuvos valstybinės struktūras. Ir šiandien aiškiai matome, kad jai tai pavyko. Ilgus metus valstybės saugumo departamente dirbęs KGB agentas Arešek, vadovavimą departamentui perėmęs KGB rezervistas Pocius, į visus pagrindinius postus čia sukišo savo žmonės. Ne Lietuvai, o Rusijai lojalius savo agentus. Ar tuomet verta stebėtis neseniai praūžusiu ir visą Lietuvą sudrebinusiu VSD skandalu, nemažai nerimo sukėlusiu ir mūsų NATO partneriams? Karinės žvalgybos ir kontržvalgybos departamente, pavadintame antruoju operatyvinių tarnybų departamentu, reikalai, deja, nei kiek negeresni. Čia prieglobstį rado skandalingą įsakymą davusį pradžią Pakaunės įvykiams pasirašęs majoras Vilkelis. Čia jis tapo karinės kontržvalgybos vadovu ir jo paties žodžiais tariant, laikė ranką ant pulso gerus 10 metų. Gal būtent todėl, kad pulkininku tapęs Vilkelis savo rankose turėjo visus svertus, leidžiančius jam mikliai manipuliuoti jautrią informaciją. Tiesa apie vadinamąjį savanorių maištą iki šiol nepasiekė visuomenės. 2001 metais antrojo departamento vadovu paskirtas kitas buvęs savanoris, Gintaras Bagdonas. Savo poste darbavosi taip uoliai, kad veikiai iš departamento liko tik viena iškaba. Kai Bagdonas, pažeisdamas galiojančius įstatymus, į kairę ir į dešinę ėmė siuntinėti įslaptintą informaciją, be jokios priežasties į gatvę mėtyti labiausiai patyrusius departamento specialistus, nenorėjusius taikytis prie naujosios tvarkos ir nieko neveikti, karinės žvalgybos ir kontržvalgybos darbas buvo tiesiog paralyžuotas. Štai lapas iš riboto naudojimo slaptumo žymą turinčio antrojo departamento, kitaip dar vadinamo antrukais, įslaptintų dokumentų registravimo žurnalo. Kaip matome, 2001 metų kovo 12-ąją antrukų direktorius Gintaras Bagdonas nusiuntė Didžiosios Britanijos žvalgybai SIS slaptą dokumentą numeris 175S. Registracijos knygoje puikuojasi paties Bagdono parašas. Po to, matyt, pajutęs kažką negero, skiltyje adresatas buvo užtušuoti žodžiai Didžioji Britanija SIS. Ar turėjo AOTD vadovas teisę į Jungtinę karalystę siųsti slaptą dokumentą? Vadovaujantis valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis,
įslaptinta informacija gali būti perduota tik toms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi sutartis dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos arba gavus specialų Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos leidimą perduoti tokią informaciją subjektams, su kuriais tokios sutartys nepasirašytos. 2001-aisiais Lietuva su Britais šios sutarties pasirašiusi nebuvo. Tokia sutartis buvo pasirašyta tik 2006 vasarą. Mums pavyko sužinoti, kad 2001-aisiais paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, vadovaujama tuometinio VSD generalinio direktoriaus Mečio Laurinkaus, tikrai negalėjo svarstyti tokio Bagdono prašymo, nes AOTD vadovas į komisiją net nesikreipė. Tokiu būdu, atskleisdamas įslaptintą informaciją, Bagdonas tiesiogiai pažeidė valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatas. O juk už šiuos įstatymo pažeidimus baudžiamajame kodekse nustatyta net baudžiamoji atsakomybė. Įtarimai, kad Bagdonas įvykdė kriminalinį nusikaltimą, daugiau nei svarūs. Generaliniai prokuratūrai pravedus nesudėtingą ikiteisminį tyrimą, tuo įsitikinti būtų visai paprasta. Nors šis atvejis buvo paviešintas, tačiau dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių prokurorai vengė vykdyti savo tiesioginės pareigas ir pradėti ikiteisminį tyrimą. Nejaugi nei generaliniam prokurorui, nei jo pavaduotojams nekilo klausimas, kodėl AOTD vadovas vengė kreiptis į paslapčių apsaugos koordinavimo komisiją ir gauti oficialų leidimą. Kas gali garantuoti, kad tokiu nelegaliu būdu perduota įslaptinta informacija nepasinaudojo ir tretieji asmenys? Yra žinoma, kad Didžiojoje Britanijoje nuo seno knibždėte knibžda Rusijos šnipai. Nežiūrint viso to, Bagdonui šiais metais buvo suteiktas generolo laipsnis ir jis išvyko į ES karinį štabą vadovauti ES kariniai žvalgybai. Galima konstatuoti, kad 6377 Rusijos agentų armija Lietuvoje tikrai ne veltui valgo savo duoną. Akivaizdu, kad be aukščiausių mūsų valstybės vadovų įsikišimo toks Bagdono karjeros šuolis būtų tiesiog neįmanomas. O juk tokius jo darbus turėtų vertinti viešąjį interesą privalantį ginti generalinė prokuratūra. Neabejoju, kad aukščiausiuose valstybės postuose sėdi daug Rusijos agentų, Lietuvoje ypač palankios sąlygos jiems daugintis. Todėl dabar jų tikrai daugiau nei buvo 90-ųjų metų sausį, bet to dabar jų rankose ir didžiuliai finansiniai resursai, leidžiantys įtakoti didžiąją politiką. Neseniai Seimo salėje nuskambėjo kaltinimai prezidentui Adamkui, neva jisai tarnauja KGB struktūroms. Nepriklausomai nuo to, kaip būtų vertinamas vienas ar kitas Seimo narys, reikia pripažinti, kad tokie kaltinimai nėra visiškai nepagrįsti. Visi matėme, kaip aršiai Adamkus gynė ir tebegina susikompromitavusi VSD vadovą Pocių. Aiškina, neva tokio žmogaus negalima išmesti į gatvę. O ar Pocius iš saugumo ir Bagdonas iš antro departamento galėjo į gatvę išmesti dešimtis profesionalų vien tik tai už tai, kad šie sąžiningai atlieka savo darbą? Ar šių profesionalų sukaupta itin jautri įslaptinta informacija tikrai nieko neverta? Ir ar mūsų slaptasias tarnybas bedantėmis pavertusiais vadovais tikrai neturėtų susidomėti prokuratūra? Tuo tarpu Adamkus kaip niekur nieko suteikė Bagdonui generolų laipsnį ir palaimina jo paskyrimą ES žvalgybos vadovu. Kas tai, jeigu ne dovana Rusijos žvalgybai? Bet grįžkime į 93-ųjų Pakaunės miškus ir pabandykime atsakyti į pagrindinį klausimą. Kam vis dėlto ši savanorių nepaklusnumo akcija atnešė didžiausios naudos ir kas išprovokavo savanorius tokiam žingsniui? Reiškia, vienas Šaulių sąjungos narys prezidentui Brazauskui ir krašto apsaugos ministrui rašo, va, matot kada netgi, kad
Jankos toksai buvo, Šaulių sąjungos vadas. Dabartinis Kauno pareigų skyriaus vedėjas. Reiškia, kuris pasako, jeigu laimės raudonieji, išeisim į mišką. Va. Čia tarp kitko tik tai. Jankus tarp kitko buvo Bagdono ženklas. Bagdono. KGB pulkininko Bagdono Kauno KGB viršininko Jo. ženklas. Čia jo šito dokumento esmė. Esmė ta, kad Prieš istoriją. prieš istoriją miško įvykių. Vat Šaulių sąjungos vadas sako, išeisim į mišką. Irgi čia yra prieš istoriją, kad neiškylo jisai rugsėjo mėnesį, o buvo jau planuojamas prieš metus laiko. Taigi, tokius Jankaus veiksmus kitaip nei provokacija pavadinti būtų sunku. Žinant Jankaus aplinką, suprasti, kas jį pakurstė šiems veiksmams, irgi visai paprasta. Yra žinoma, kad vos nuo pirmos SKAT įkūrimo 91 metų sausio dienos kai kurie savanoriai ėmė provokuoti susidūrimus. Paklausykime savanorio Mykolo Dudonio, pirmojo Garliavos kuopos kuopininko. Sutemus. Rusai nieko nežino. Nu, prasidėjo nesąmonės visas. Nei jie perspėti, nei nieko. Štabo viršininkas nieko tiem nepasakęs. Įsivaizduokit, važiuoja ginkluota žmonių, pilna mašina. Išeina naktį, stabdo, be jokios stabdymo ženklų, be nieko. Gavo žino, kom ginkluoti. O kas turėjo perspėti? Kaip? Valdžia? Štabo viršininkas turėjo perspėti. Kol kas štabo viršininkas buvo. Jis Abramavičius. Tai perspėti, ženklus duot stabdymų, viską, da, policininkas su lazdele, ar kokią perkūną. Dabar išėjo, kaip kas apsirengęs, ant kelio naktį ir stabdo ginkluotus žmonės. Davė raštą, Vagnoriaus pasirašytą, kad reikia stabdyti kariuomenę. Taigi rusas lietuviškai nesupranta. Iš to špargalkės tai. Dėjo. Na, paskiau, pasakyti jau, šia rusų karinius dalinius jau po truputį perėmė. Na, ir Rinkūnuose mes tą dalinį kontaktavom su tais karininkais, viską. Mes jį perėmėm. Dar rusų kariuomenė nebuvo išvesta, mes jau paėmėm. Na, jau sutarėmės viską, kad pirmadienį ateinam, kai sakant, perimam, kad nebūtų kaip Šančiuose, Kaune buvo. Šeštadienį skambina iš Vilniaus. Šturmuokite dalinį. O kas skambina? Štabo viršininkas. Koks štabo? Vilniaus ar Kauno? Vilniaus. O kas tuo metu? Vilniaus. Tai įsakymą perdavė Kaunos, kad štabo viršininkas, o sako, tai palauk, sako, kam aš turiu šturmuoti, aš pirmadienį tą dalinį paėmiau plikom rankų. Kelk vyrus, supranti, lėkit. Sako, tai mes kontaktą. Sako, iš Vilniaus įsakymas atėjo. Ta žmogus neprisipažins, pavardę žinau, vis tiek jis nepasakys. Neminėsiu, nereikia. Aš paskambinu į Vilnių, sakau, taip ir taip. Tai imkit, sako, šturmui. Imkit, nu gerai, ten, sakau, 7 sargybiniai stovi, porą karininkų, mes ateinam, jas išbombarduojam greitai. O paskui 108 pulko desantininkai atvažiuoja, mes su jais draskomės. Šeštadienį pasiplėšom, o pirmadienį turi išeiti. Sakau, užimsiu ir uniformas neužsidėjus. Įsakymą šturmuoti Rusijos karinį dalinį savanoris kuopininkas Mykolas Dudonis išgirdo telefonu. Savanorio teigimu, šį įsakymą irgi neva telefonu gautą iš Vilniaus jam perdavė Kauno rinktinės štabo viršininkas. Kauno rinktinės štabo viršininku tuomet buvo Juras Abramavičius.
Jeigu kuopininkas Dudonis būtų įvykdęs telefonu gautą įsakymą, pasekmes įsivaizduoti būtų nesunku. Tarptautinis skandalas būtų garantuotas, o ir Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos klausimas būtų pakibęs ant plauko. Jį nevykdžiau to įsakymą. Aš dėl ko tai sakau? Todėl, kad paprasčiausiai mes gaudom, kurios reikėjo nevykdyti. Na ir tada jūras pasidarė mūsų priešas. Kai jau mes radom bendrą šneką, tada jau jūras pasidarė mūsų priešas. Na, tada prasidėjo visą vaizdą. Ko jisai tikėjosi, ko jisai norėjo, kad tam Iš miške. tikrųjų buvo Tasiūras Abromavičius. Savanoris, VSD pareigūnas, taip, bet ne tik. Jo būta dar ir verslininko. Ir neaišku, ar didžiąją ar mažąją jo gyvenimo dalį užėmė verslas. Jeigu tai tikrai buvo tik verslas, juk firmą Asita jisai įkūrė tuoj pat po kruvinųjų sausio įvykių. Galiu pasakyti, 13 buvo žudynės, 14 jisai parašo pareiškimą forminti savo firmą Asita. 13. Reiškia, kada ten buvo gedulas Lietuvoje paskelbtas, jis rūpinasi komercijos reikalais. Ir nereikia šnekėti. Reiškia, kai jis man pradeda kalbėti apie jo savanoris kūrėjas, man vemti pradeda versti. Sutikit, tuo metu dauguma savanorių, saugojusių parlamentą ir kitus strateginius objektus, tesvajojo išsimiegoti. Kai kuriems Kauno savanoriams jis sudarė galimybę užsidirbti. Norėjusiems per keletą dienų prie atlyginimų prisidurti po 100–150 JAV reikėdavo saugoti į Moldovą traukiniais gabenamą benziną. Visoje toje veikloje iš pirmo žvilgsnio nebūtų nieko blogo, tačiau taip ir nelieka aišku, ar firma Asita buvo tikrai Abromavičiaus privatus biznis, ar tai buvo kažkokia priedangos organizacija. Tokias abejonės sukėlė kai kurių savanorių pareiškimai, skirti savanorių kūrėjų sąjungos Kauno skyriaus garbės teismo pirmininkui. Pavyzdžiui, tuomet savanorių buvęs dabartinis vienos Kauno seniūnijos seniūnas Arūnas Stašaitis garbės teismo pirmininkui rašė: "Belgi už savo asmeninės lėšas Abromavičiui ir nebūtų reikėję niekam atsiskaityti. Darytina išvada, kad šie iš neva privataus Abromavičiaus verslo gauti pinigai priklausė ne tik jam. Beje, viena artimiausių Abromavičiaus bendražygių, savanorė Kristina Sudžienė, ir šiandien tebevadovauja Abromavičiaus įkurtai firmai Asita. Taigi, jos privatus interesas akivaizdus. Vargu ar iš tokios liudytojos Seimo sudaryta komisija tyrianti Abromavičiaus nužudymą gali tikėtis objektyvių parodymų. Vyrauja oficiali nuomonė, kad Abromavičius buvo itin rimtas, susitvardęs, išlaikytas. Kaip tuomet paaiškinti šiuos epizodus? Štai 1992 metais filmuotoje medžiagoje matome, kaip Abromavičius bando atimti ginklą iš rusų desantininko. Na ir prasidėjo jo valybės visas. Atlėkė Abromavičius iš štabo, apsuptimas baisiausias. Čia Maskvytis kulkosvaidį stato. Tenda. Bėgęs Abromavičius iš ginklo griebė. Tai jis Aleksoto kopos vadas ir aš tai du desantininkus tada biškį barkštininkus ranką. Jau poliais jau griebė. Tai tie įsirikiavo, staisė ginklus. O tam mitinguotojų krūvelė žmonių. Močiutės. Vienas su invalidu vežimėlio atvažiavus. Jūras tada įsitraukė pistoletą ir šaut. Paėmiau už rankos, sakau, ką darai? Tada paskui Jūras nuėjo. Įtampa ten didelė buvo. Matau, kad nebėra kas daryti. Įsitraukiau granatą. Įsukau detonatorių prie akių.
Pasiūliau tom praprašymus. Einam kartu į duobę. Man sako, 183 užmušęs Afganistane. Man sako, 184, paskutinis bus. Spėsiu apsikabyti. Jacevičius atvažiavo ten. Kas tas? Jacevičius Juozas. Nes vadas ten sprendėm visus tos konfliktus, išvažiavo. Jie ten paplojo žmonės, kad išvažiavo. Nu, kitą dieną vėl atvažiuoja. Nuvažiavau į tą postą. Nu, be ginklų, be nieko jie man padeda jau stabdyti. Tas praporščikas sklaido žurnalus, ir pašnekėjom su juo. Kas reiškia tas buvo Kurdraskis ant Abromavičiaus, sakau, štabo viršininkas. Sako, kokio gavo iš čia važiavo. Jam sako, reikėjo iš štabo važiuoti. Tartis, mes susitarėm jau viską. Jau mūsų konfliktas baigtas, atvažiavo, vos kraujo nepralėjo. Sako, jis tave išduos. Tai man rusų pasakė, sako, jis tave išduos. O čia jau incidentas įvykęs Pakaunės miškuose. Visi specialistai, kurių teiravomės, tvirtino, kad tai panašiau į provokaciją, nei į patriotinių jausmų protrūkį, juk iki šūvio buvo likusios sekundės. O kaip turėtų būti vertinamas šis faktas? Tądien, kai maištavę Kauno savanoriai sutiko paklusti įstatymams ir patraukti į savo nuolatinės dislokavimo vietas, Abromavičius su savo bendražygiais Juodžiu, Sudžiene ir kitais ne juokais sukruto. Per vieną komercinę Kauno radijo stotį Abromavičius paskelbė įsakymą dėl pilnos kovinės parengties, kitaip tariant, įsakė grįžtančių neįsileisti. Kaip tvirtino tuometinis Seimo narys Algirdas Patackas, po tokio Juro Abromavičiaus nurodymo vėl pakvipo krauju. Grįžtantieji pasijuto apgauti ir puolė kaltinti juos lydėjusius Seimo narius, neva Seimo vadovybė nesilaiko duoto žodžio. Keli jau ragino bendražygius grįžti į mišką. Laimė, kad karštesnius vyrus pavyko įtikinti, kad Seimas net nesirengė jų apgaudinėti. Ką dabar šitas Abramavičius perduoda? Perduok artimiausiam policijos postui, kad sulaikytų. Ar jūs įsivaizduojat? Ar ne? Apie ką čia blaivą proto žmogus, tai girtas taip nepadarytų. Reiškia, duoda komandą policijai, kad jinai sulaikytų Maskvytį. Ką tai reiškia? Tik išėjęs jam atleista, už visas tas nuodėmes, kuris įsakyta, negi Maskvytis galvojat pasiduotų policijai ar ką? Tai vėl karas, vyrai, karas. Reiškia, karas, Maskvytis priešinasi, nupilė keletą policininkų ar kaip ten, vėlgi supranti, viskas užvirė iš naujo. O tai apie ką čia kalbėti? Ką, ne provokatorius? Mūsų kalbinti savanoriai kaip vienas teigė, kad Abromavičius akivaizdžiai pradėjo nervintis būtent tada, kai paaiškėjo, jog šį konfliktą pavyks sureguliuoti taikiai, kai viskas baigsis be kraujo praliejimo. Vertinant keistus ir įtartinus Abromavičiaus poelgius, reikėtų prisiminti dar vieną frazę, kurią jisai mestelėjo Pakaunės miškuose įsitvirtinusiems savanoriams. Jums dar bus pamėtėtas lavonas. Šios žodžius girdėjo ne vienas savanorius ir savanoriams iš tikrųjų buvo pamėtėtas lavonas. Labai jau neaiškios Žanetos Sadauskaitės tragiškos mirties aplinkybės buvo puikiai išnaudotos propagandiniam puolimui prieš savanorius. Pagal oficialią versiją ją miško sodyboje dar 4 ar 5 vyrų akivaizdoje nušovė tūlas Haroldas Valaitis. Tačiau Valaitis teigia, kad lemtingą šūvį paleido iš Kalašnikov automato. Tačiau ekspertai teigia, kad nelaimingoji nužudyta iš ginklo, kurio kalibras 9 mm. O Valaitis teigia, kad jis šūvį paleido iš Kalašnikov automato.
Kalašnikov kalibras, kaip žinoma, priklausomai nuo modelio yra 7,62 arba 5,45 mm. Nors prokurorai ir nesivargino aiškindamiesi tokias neva smulkmenas, tačiau pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse eilinį kartą sukelti isteriją nebuvo pamiršta. Žiūrėkit, savanoriai į kairę ir į dešinę šaudo nekaltas merginas. Bet kodėl buvo nužudytas ir pats Juras Abromavičius? Mūsų pašnekovų nuomonė, todėl, kad jau paprasčiausiai atliko savo darbą, o tokį daug žinantį liudytoją palikti gyvą labai pavojinga. Kad lavonas buvo suplanuotas ir kad jis turėjo būti ir kad turėjo būti šūvių, tai rodo atskiri epizodai. Pavyzdžiui, epizodas, kai Abromavičius griebė šautuvą ir automatą ir bando kažkokį tai nelabai suprantamą veiksmą daryti. Jis galbūt turėjo baigti šūviais. Toliau, reiškia, po tų įvykių, čia dažnai spauda taip įvykęs epizodas tose pačiose vietose, kas irgi labai įdomu, kodėl būtent toje pačioje vietoje, reiškia, surengiamas pokylis ir jau metu tenai dalyvaujant, reiškia, tiems patiems žmonėms, tokiem kaip Maskvyčiui ir kitiems, įvyksta, reiškia, žuva mergaitė, o žudikas labai elementariai išsisuka, tai iš to iki šiol praktiškai yra nenubaustas. Nes, reiškia, atseit ne to ginklo nerado, jisai ten beveik ir liko nenubaustas. Tai va, reiškia, reikėjo lavono, lavonas buvo tarsi pagal užsakymą, bet jau buvo po to, aš noriu pabrėžti, kad tuo metu jau Kauno įvykiai buvo pasibaigę. O kas ten vyko po to, tai čia yra jau kriminalas arba spectarnybų, reiškia, užduotis spectarnybos. Deja, teisėsauga iki šiol oficialiai taip ir nepasakė, kas ir už ką nužudė Jurą Abromavičių. Nors 2006 metų įvykiai, kai pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse buvo pradėtos eskaluoti tam tikros sąsajos tarp Algirdo Petrusevičiaus, Tūlo Vlado Grybausko ir buvusio antruko Jono Zaničkausko, akylesniam piliečiui tikrai galėtų daug ką paaiškinti. Pirmiausia, dėl Algirdo Petrusevičiaus. Žiniasklaidoje sukelta isterija, neva Petrusevičius susijęs su Bražuolės tilto sprogdinimu ir Abromavičiaus nugalabinimu, buvo paremta tik tai kažkokių anoniminių prokurorų svaičiojimais. Apkaltinti jiems neįtikinti žmogų, nepateikiant jokių konkrečių jo kaltės įrodymų, bet juk tai ne kas kita, kaip seniais kagabistiniais metodais paremtas Rusijos slaptų tarnybų darbas. Susipažinau KGB kalėjime. Tada, kada jis buvo areštuotas, aš irgi sėdėjau KGB kameroje, kada įvedė Petrusevičių namai areštuotą. Sėdėjome kameroje, paskui lageriuose. Pažįstu rodos neblogai, grįžęs iš lagerių su juo bendravau. Netikiu, kad Petrusevičius būtų galėjęs prisidėti kokiu nors būdu prie Abromavičiaus nužudimo ar kurstymo ar panašiai. Nes absoliučiai ne ta dvasia ir jokių motyvų Petrusevičius tikrai neturėjo. Galų gale Petrusevičius buvo pasodintas už grotų, apkaltinus jį nelegalia prekyba ginklais. Iš tikrųjų, keletą metų įkalbinėjamas ir provokuojamas savo seno pažįstamo, Petrusevičius sutiko parduoti kažkokį ginklą ir aišku buvo sulaikytas to tik ir laukusių saugumiečių. Purvina provokacija ir tiek. Tačiau, pasitelkus korumpuotą žiniasklaidą, visuomenė buvo sudaryta iliuzija, neva Petrusevičius prisidėjo tiek prie Bražuolės tilto, tiek ir prie Abromavičiaus sprogdinimo. Galų gale, kodėl VSD pareigūnams reikėjo spausti buvusį savanorį Mykolą Dudonį? Kam reikėjo įkalbinėti jį, duoti šmeižikiškus parodymus prieš nepriklausomybės akto signatarą Petrusevičių? Štai Mykolo Dudonio žodžiai pasakyti mums į mikrofoną. Atsakymas gali būti tik vienas. Reikėjo, kad būtų įgyvendintas Rusijos slaptų tarnybų sugalvotas planas. Apkaltintas Grybauskas tikrai dalyvavo Abromavičiaus žudime ar ne, nežinau. Bet
man ir vėl kyla prielaidos visokios. Grybauskas žymus sportininkas buvo. Baigęs Kūno kultūros institutą. Kiek teko girdėti, aš nepažinojau Grybausko, bet vėliau iš žmonių teko man girdėti, kad maždaug tuo pačiu laiku, kaip ir Grybauskas, Kūno kultūros institutą baigė garsusis kagėbistas Laigauskas, Sidabras ir dar visai eilė kagėbistų. Ir bendrai KGB operatyvininkų 90% yra baigę Kūno kultūros institutą. Va. Ir neabejoju, kad jie tarpusavyje studentai buvo pažįstami ir nenustebčiau, jeigu įtakos agentai paveikė Grybauską, sukurstė, daleiskim, tenai, sprogdinti Abromavičių ir panašiai. Nenustebčiau. Visgi yra pagrindo manyti, kad kai kuriuos juodus darbus Rusijos slaptosioms tarnyboms pavyko atlikti mūsų naivių patriotų rankomis. Čia turiu omenyje buvusius Kauno savanorius Vladą Grybauską ir Joną Zajančkauską. Grybauskas vėliau žuvo įvykus sprogimui po nuosavo namų Kaune įrengtoje ginklų dirbtuvėje. Panašu, kad jisai su savimi į kapus nusinešė ir Juro Abromavičiaus nužudymo paslaptį. Jonas Zajančkauskas tais pačiais 1997 buvo priimtas į antrojo departamento kontržvalgybos padalinį ir ten sėkmingai darbavosi iki pat 2006 pavasario. 2006 metų sausį, pateikus įtarimus dėl Abromavičiaus nužudymo, jis buvo sulaikytas ir pasodintas už grotų. Tačiau, nepavykus nieko įrodyti, po kelių mėnesių išleistas į laisvę. Negalime teigti, kad Grybauskas ir Zajančkauskas susprogdino Jurą Abromavičių. Negalima to ir neigti. Kaip ten bebūtų, visgi yra pagrindo manyti, jog tai padaryta būtent šių buvusių savanorių rankomis. Tačiau kalbant apie vadinamąjį savanorių maištą, kur kas svarbiau suvokti, kokios jėgos ir kieno rankomis tuomet stengiasi destabilizuoti padėtį Lietuvoje. Akivaizdu, kad Rusijos slaptosios tarnybos buvo tiesiogiai suinteresuotos sukelti Lietuvoje būtent kruviną maištą. Ir tam jos metė tikrai nemažas pajėgas. Naudojo savo slaptuosius agentus, kurių, kaip liudija Lietuvos SSR KGB pirmininko Eismonto ataskaita, turėjo ir žinoma turi tikrai labai daug. Jeigu Rusijai per savo agentus tuomet būtų pavykę įgyvendinti šį planą, jos ginkluotos pajėgos Lietuvoje žinoma būtų užsilikusios kur kas ilgiau. O įvykiams pakrypus itin palankia Rusijai linkme, gal ir visai nebūtų palikusios Lietuvos. Kyla klausimas, kas buvo tas įsakytojas, kuris liepė Abromavičiui paruošti būtent tą įsakymą Kaune? Apie tai niekas nekalba. Mes galim tik spėlioti. Problemos. Dėl jos paprasčiausiai niekas nenorėjo spręsti. Kiekvienas kažkas tai norėjo naudoti savo tikslą. Tokią liūdną išvadą galima daryti pasitelkę Čečėnijos pavyzdį. Štai ekrane Čečėnijos įvykių variantas. Kai kas iš Lietuvos politikų labai norėjo, kad visa tai vyktų ir Lietuvoje. Taip, šios jėgos ir šiandien siekia to paties tikslo ir joms, kaip matome, visai neblogai sekasi. Yra sena kaip pasaulis taisyklė. Norint išsiaiškinti bet kokį tamsų ir supainiotą reikalą, reikia vadovautis naudos ir tikslingumo principu. Kam yra naudinga destabilizuoti padėtį mūsų valstybėje? Kurstant pakaunės įvykius, sprogdinant Bražuolę, kompromituojant savanorius, žudant saugumo pareigūnus, tiesiog į gatvę mėtant profesionalus, sąžiningiausius slaptų tarnybų darbuotojus. Gal konservatoriams, kaip tai bando parodyti kai kurie išverstaskūriai politikai, savo manieromis kažkodėl tai panašus į Rusijos žvalgybos agentus. Vargu, greičiau tai naudinga tiems agentams ir jų šeimininkams Maskvoje.
Savanorių patriotų persekiojimas ir net fizinis naikinimas – tai tik vienas politinio gyvenimo epizodas. Pastaraisiais metais jėgos struktūros, tarnaujančios ne žmonėms, o korumpuotiems klanams, naikina bet kokias patriotizmo ir pilietiškumo apraiškas Lietuvoje. Politikai, garsiai kalbėdami apie pilietiškumą, pilietinės visuomenės stiprinimą, iš tikrųjų daro viską, kad tokia pilietinė visuomenė neatsirastų. Kam jaudintis? Čia yra grynai politinis susidorojimas su tais, kurie nori išreikšti savo poziciją, savo pilietinę pareigą ir pakritikuoti valstybės institucijas, pareigūnus, kurie užsiiminėja korupciją. Prieš žmonių laisvę, prieš žmonių laisvą žodį, prieš spaudą. Aktyviai savo pilietinę poziciją reiškiantys piliečiai tampomi po teismus. Lietuvoje sovietinės nomenklatūros renesansas. Norėčiau, kad pagaliau teismuose įsivyrautų teisybė, o ne teismai gintų tik tai korumpuotus nusikaltėlius. Aš galvoju, kad čia neįmanoma teisybę rasti niekur. Nie pas prezidentą, nie teisme. Absoliučiai nėra institucijos valstybėje, kurioje galima rasti teisybę. Dėl to teisingumas vykdomas tik tai daliai visuomenės. Žmonės, kurie turi mažas pajamas, negali iš tiesų laukti, kad būtų įgyvendinta konstitucinė nuostata dėl teisingumo. Metais, kai moralinio pakilimo metu įsijungiau aktyviai politiką ir kūrėme valstybę, tai dabar tai, kas pavyko sukurti, bandau ant savo kailio. Įstatymai turi tarnauti žmonėm, o ne jų pačių susikurtam klanui. Ir dabar jau galiu daryti tam tikrus apibendrinimus. Galėčiau tiesiog konstatuoti dabar tai, kad valdžios kaip tokios Lietuvoje nėra, nebuvo ir nėra. Sakysim, ne tiek mes, bet ir visa Lietuvos tauta skendi ties bedugnė, skurdo ir nevilties. Žmogaus teisių požiūriu nebuvo nei vienos valdžios, kuri tikrai atstovautų Lietuvos gyventojų. Tokios nebuvo. Faktiškai tai yra tik klanų atstovai, kurie теnkина сavo поreikius ir nieko. Они говорят, мы это резервисты, КГБ. Никаких резервистов в этой организации нет. Там одна форма отставки – смерть. Ушел он на пенсию, не ушел, он так и остается быть работником, получает деньги. И вот эти ваши в ущерб Литве работают на них. И сейчас. Они завтра Литву продадут и что угодно. И завтра вот эти люди, которые у вас во власти находятся, вас связанными сдадут. Šiuo metu yra akivaizdžiai perrašoma istorija. Tas laikotarpis, kuris prasidėjo 39-40 metais iki 90-ųjų kovo 11 apibūdinamas vienu žodžiu. Ir istorikai, ir ypač politikai dabar mus ir perša, norėdami tą laikotarpį apibūdinti tik vienu žodžiu, kad tai buvo okupacija. Tas laikotarpis turėtų būti apibūdinamas mažiausiai dviem žodžiais – okupacija ir aneksija. Tai reiškia, kad valstybė valdė ne ginkluotas kareivis, o civiliai asmenys, kolaborantai. Ir kur tie kolaborantai yra dabar? Na ir tik ką politikos, dar nenuėjęs, bet benueinantis Brazauskas, tai yra kolaborantas, Kirkilas kolaborantas, pavyzdžiui, Senis Kūris, ne konstitucinio teismo pirmininkas, o Pranas Kūris, kuris buvo nuo Lietuvos Europos žmogaus teisių teisme, dabar Europos teisingumo teisme. Tai yra tie kolaborantai, kaip buvo valdžioje, taip ir tebėra. Ir jie daro tai, kad paminamos žmonių teisės įteisinama dviguba, triguba moralė. Ir jie leidžia savo kalbėti apie tai, kad tuo laikotarpiu ir jie buvo disidentai. Tai žmonių protai yra taip supainiojami, kad negali atskirti gėrio, blogio ir ta painiava jį tebesitęsia. Ir kadangi kolaborantai tie patys tebėra valdžioje, jie sugebėjo sukaupti ir turtą dabar ir dabar užsako muziką. Ir šalia tokių veikėjų atsiranda tokie kaip pavyzdžiui Adamkus.
piliečių valią delegatai priėmė istorinį nutarimą. Lietuva paskelbta tarybinė respublika. Priimta ir pasirašyta deklaracija apie Lietuvos įstojimą į Tarybų sąjungos sudėtį. Seimo atstovų sprendimui pritarė visa Lietuva. Ir čia, prie teatro rūmų, ir už 10–100 kilometrų. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos piliečiai. Vienam iš daugelį eilėraščių buvo pasakyta, kad išeinam saulės parnešti. Dabar, išvykdami į šią kelionę, mes, Lietuvos liaudies Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Tegyvuoja didžioji tautų draugystė, tegyvuoja Lietuva, didžiosios Sovietų sąjungos šeimos narys, tegyvuoja didysis tautų vadas Stalinas. Timi žvelgė į tarybų šalies sostinę. Ir dabar jį kaip gera motina šiltai sutiko Nemuno šalies pasiuntinius. Tūkstantis 940 rugpjūčio 3 į senuosius Kremliaus rūmus įžengė Lietuvos Seimo atstovai. Lenino šalies aukščiausiosios tarybos deputatai drauge su mumis sprendė tolimesnį Lietuvos likimą. Iš laikino Respublikos prezidento Justo Paleckio lūpų išgirdo, kokia sunki buvo lietuvių tautos praeitis. Baudžiava, carizmo priespauda, fašistinės diktatūros naktys. Bet partijos vedama liaudis kovojo ir nugalėjo, kad būti su tais, kurių idealai visų darbo žmonių svajonė. Kremliaus skliautais nuaidėjo lietuviškas poetinis Salomėjos Nėries žodis. Skambėjo Lakštingalos balsas. Respublikos ir jau mūsų visos bendros sąjungos piliečiai. Tai vėliava, Lenino, Stalino vėliava. Tai toji vėliava, su kuria mūsų delegacija atėjo į didžiausią pasaulio demokratiškiausią parlamentą, į aukščiausiąją Sovietų sąjungos tarybą, į Kremlių,